Sveiki, malonu, kad pavasariu galime džiaugtis kartu, tad artimiausią pusvalandį kviečiu skirti sveikatai ir grožiai. Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kas aktualu įsibėgėjant šiltajam sezonui. Vandens treniruokliai – naujiena Lietuvoje, kuria pirmieji gali džiaugtis panevėžiečiai. Kokie mankštos vandenyje privalumai? Taisyklingo kvėpavimo galia ir kaip jo išmokti tiesiog namuose. Kaip mėgauti saulę, nesukant galvos dėl žalingo jos poveikio. Ir naudingi patarimai apie kitokią plaukų priežiūrą vasarą. Lieknėjimas be jokio vargo. Šiandien tai įmanoma. Natūralus grožis toms, kurioms rūpi ilgalaikis rezultatas. Procedūra, be kurios vasarą neišsiversite. Visa tiesa apie epiliaciją cukrumi. Vandens treniruokliai – naujiena Lietuvoje, kuria pirmieji gali džiaugtis panevėžiečiai. Mankštos vandenyje privalumai ir kokiais atvejais ji itin naudinga, papasako specialistai. Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras pirmasis Lietuvoje žmonėms gali pasiūlyti naujovę – treniruotes vandenyje su specialiai pritaikytais treniruokliais. Šios vandens priemonės ne tik pagyvina pacientų užsiėmimus vandenyje, palengvina jų kineziterapiją, palengvina kineziterapeuto darbą vandenyje, bet duoda žymiai didesnį efektą negu treniruojantis ir atliekant pratimus su sausumos veloergometru arba bėgtakiu. Privalumai akivaizdus tie, kad pratimai vandenyje turi žymiai daugiau fiziologinių poveikių negu pratimai sausumoje. Tie fiziologiniai poveikiai tai yra papildomi vandens poveikiai, tai yra ir hidromasažas, tai yra ir kūno plūdrumas, tai yra ir tinkama temperatūra vandenyje. Ypač pabrėžtinas yra plūdrumas, kurio dėka paciento svoris lyg ir sumažėja ir jisai gali atlikti daug daugiau pratimų, sąnariams, sakykime, jų neapkraunant, ir treniruotė gali būti žymiai ilgesnė. Tokiu būdu pasiekiamas žymiai didesnis efektyvumas. Su vandens bėgtakiu gali treniruotis ir pacientai po insultų, neurologiniai pacientai, kuriems yra sunku palaikyti koordinaciją, todėl kad bėgtakis turi ranktūrius apie visą savo perimetrą. Todėl pacientas jaučiasi saugus, įsitvėręs, gali atlikti įvairiausius stiprinimo judesius ir taip pat koordinacijos pratimus. O dviratį labiau mėgsta sportininkai, svorį metantis žmonės, norintis panaikinti celiulitą ant šlaunų, bet aišku, taip pat naudojami ir reabilitacijoje. Panaudojimo galimybės yra iš tikrųjų labai plačios. Tinka visos būklės po traumų, po raiščių patempimų, po raumenų patempimų, po sąnarių keitimo operacijai. Visos traumatologinės būklės tada, kuomet yra sugijusi žaizda, kuomet jinai nešlapiuoja, tuomet galime leisti į mankštą vandenyje. Mankšta vandenyje turi savo pliusų ir tada, kai yra kažkokie apribojimai ir pacientas negali mankštinti salėje, kuomet arba tai yra sunku dėl pačios traumos pobūdžio, arba dėl gretutinių bėdų. Vanduo nukrauna tenkantį kūno svorį sąnariams ir lieka apkrova tik tai tiek, kiek yra kūno svorio virš vandens. Jeigu yra vanduo iki kaklo, lieka tik tai keli kilogramai galvos svorio. Vėlgi tą irgi galima naudoti toliau stiprėjimo eigoje, taip didinant arba mažinant apkrovą sąnariams. Taip pat tinka visos neurologinės būklės, kuomet yra sutrikęs judesys pagrinde apatinėms galūnėms, bet vėlgi galima irgi naudoti mankštą vandenyje tiek su dviračiu, tiek su bėgtakiu liemens kontroliai didinti, kuomet yra nugaros raumenų silpnumas, pilvo problemos arba viršutinės galūnės pečių juosta. Bėgtakį ir dviratį vandenyje galima taip pat naudoti su kitomis priemonėmis mankštoje, kurios yra naudojamas vandenyje, tai yra įvairūs plūdurai, vandens svoriai, liemenės, kitos pasipriešinimo priemonės, kurios dar daugiau padidina efektyvumą vandenyje. Vėlgi lygiai tos pačios būklės, kuomet pacientas eina atlikti pratimų salėje, paįvairinimui tinka irgi visos tos būklės mankštai vandenyje. Panevėžiečiai jau spėjo įvertinti ir povandeninį batutą. Pasak specialistų, tai lengvas būdas sportuoti, mankštinti visus kūno raumenis.
Batutas tinkamas norint pagerinti judesių koordinaciją, pusiausvyrą, stiprinti raumenis ir raiščius, norintiems sumažinti kūno svorį, atsikratyti kojų tinimo. Šuoliukai vandenyje pagerina deguonies įsisavinimą, verčia išsiplėsti plaučius, todėl tai tinkama priemonė sergant astma ar kitomis plaučių bronchų ligomis, stiprinant nusilpusį imunitetą. Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro kineziterapeutė tvirtina, kad pacientai labai mėgsta užsiėmimus baseine. Vandens procedūras labai dažnai renkasi ir nieko nesiskundžiantis, tiesiog pailsėti, atsipalaiduoti, sutvirtinti kūną norinti žmonės. Tie žmonės, kurie galvoja, kad jeigu neturiu problemos, tai reiškia nereikia eiti sportuoti. Tai čia labai klysta. Čia reikia eiti sportuoti. Ir mankšta vandenyje tai labai didelis pliusas tam žmogui. Jis stiprina visą raumenyną, jis stiprina koordinaciją, pusiausvyrą, jis gali numesti svorį nereikalingą, pagerina nuotaiką. Su širdim, kas turi problemų, turėtų nebijoti, nes stabilizuojasi širdies veikla, spaudimas netaip kyla, inkstų veikla reguliuojasi, irgi labai gerai medžiagų apykaita pagreitėja. Išbandykite treniruočių vandenyje privalumus Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centre. Čia jūs sportuosite saugiai, prižiūrimi kvalifikuotų specialistų. Gydytojo siuntimas nėra būtinas. Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras įsikūręs Panevėžio miesto poliklinikos patalpose, Nemuno gatvė 75. Jau prieš kelis tūkstančius metų rytų medicina nustatė, kad taisyklingas kvėpavimas turi didesnę įtaką nei sveika mityba. Tik didžiausia bėda tame, kad žmonės nebemoka taisyklingai ir efektyviai kvėpuoti. Visi žinome, kad be oro žmogus gali išgyventi vos 2-3 minutės. Kvėpavimas – tai gyvybė. Tik deja, remiantis vokiečių mokslininkų atliktais tyrimais, 9 iš 10 suaugusių žmonių kvėpuoja netaisyklingai, o tai reiškia, kad sumažina paties organizmo galias kovoti su įvairiomis ligomis. Specialistų teigimu, taisyklingas kvėpavimas galėtų net 30 metų atitolinti senatvę ir padėtų apsisaugoti nuo daugelio ligų. Visiems teko girdėti, koks svarbus yra deguonis žmogaus organizmui. Bet labai svarbu ir kad tas deguonis galėtų būti pasisavinamas ląstelėje. Kvėpavimas, kai ląstelė perima deguonį iš kraujo ir jį naudoja savo energijai gaminti, yra vadinamas endogeniniu kvėpavimu. Su amžiumi mažėja žmogaus plaučių tūris, mažėja ir įkvėpamo deguonies ir blogėja ląstelių aprūpinimas tuo pačiu ir organų deguoniu. Taip pat yra kai kurių ligų, kurių metu taip pat blogėja kraujotaka, blogėja aprūpinimas deguonimi, tai kaip širdies kraujagyslių ligos, jums gerai žinomos, kvėpavimo sistemos ligos, sąnarių ligos, taip pat sąnario kremzliai reikalingas deguonis. Taip pat tada atsiranda pakitimai šiuose organuose, pasireiškiantys įvairiais simptomais ir jeigu užsitęsia šie simptomai, ligos tampa lėtinėmis. Be ligų yra ir tam tikrų būklių, kurių metu sumažėja įkvėpiamo deguonies kiekis ir ląstelių aprūpinimas deguonimi. Tai įvairūs stresas, pervargimas, netaisyklingas gyvenimo būdas, žalingi įpročiai, nejudrus gyvenimo būdas, viršsvoris, netgi nėštumas taip pat mažina deguonies pasisavinimą ląstelėje. Taigi, šių būklių metu būtų labai gerai, kad ląstelės mokėtų suaktyvinti endogeninius procesus ir pasisavinti iš kraujo deguonimi, kurio būna mažiau negu įprasta šių būklių metu. Tokiu kvėpavimo būdu naudojasi kalniečiai, kadangi kalnuose yra labai oras išretėjęs, mažai prisotintas deguonies, taigi ląstelės jau žino, kad joms reikia gaminti energiją iš savo atsargų. Gydytoja pabrėžia, kad taisyklingo kvėpavimo galima išmokti. Šiuo metu visame pasaulyje itin populiarios taip vadinamos kvėpavimo treniruotės, kurios pagerina visas organizmo funkcijas
atkuria organizmo savireguliaciją, todėl veikia ligų priežastis, o ne tik simptomus. Kvėpavimo treniruotėms atlikti, įvairiems susirgimams gydyti bei jų profilaktikai yra specialiai sukurtas medicininis prietaisas – Frolovo kvėpavimo treniruoklis. Frolovo kvėpavimo treniruoklis padeda išmokti taisyklingai kvėpuoti ir atlikti kvėpavimo treniruotes. Jo pagalba galima efektyviai gydyti daug įvairiausių ligų ir tai įrodyta klinikiniais tyrimais. Ne veltui kai kuriuose šalyse šiam prietaisui yra suteiktas nemedikamentinės gydymo metodikos statusas. Kvėpavimo treniruočių metu natūraliai praplečiamos kraujagyslės, šalinami jų spazmai. Dėl to šis prietaisas ypatingai naudingas sergant įvairiomis širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, kai vargina padidintas arterinis kraujospūdis, esant išeminiai širdies ligai. Jis natūraliai mažina padidėjusi arterinį kraujospūdį. Kvėpavimo treniruočių pagalba gerinama visa kraujotaka – ir arterinė, ir veninė, ir limfinė. Ypatingai pagerėja galvos, širdies, kitų organų aprūpinimas deguonimi. Pagerėja periferinė kraujotaka. Ligos, kurių metu patartina naudoti Frolovo aparatą, tai yra išeminė širdies liga, smegenų kraujotakos sutrikimai, sąnarių ligos arba ataugos, kaip mes visi gerai žinoma. Ir kadangi suaktyvėja ne tik tai medžiagų apykaita kraujyje, bet taip pat ir limfoje, smulkiuose kapiliaruose. Todėl išmokus naudotis Frolovo aparatu ir jį naudojant pagerėja ir limfotaka, smulkių kraujelių kraujotaka. Pavyzdžiui, ypač tai patartina praktikuoti, kai šąla rankos, kojos, kai bloga galūnių kraujotaka arba dažnai dėl streso jaučiame tokį nemalonų pojūtį rankose ir kojose. Na tai dar sveiki būdami pradėję naudoti Frolovo aparatą, išmoktume kvėpuoti taisyklingai ir esant tam tikroms būsenoms, kurių metu sumažėja deguonies pasisavinimo kiekis ląstelėse, jau žinotų, ką daryti. Tuomet gyvensime ilgai, kaip kalnuose gyvenantys žmonės. Gydytojos teigimu, kvėpavimo treniruotės stiprina nervų sistemą, efektyviai gerina miegą ir nuotaiką, mažina stresą. Šis prietaisas taip pat efektyvus gydant įvairias kvėpavimo sistemos ligas. Jį rekomenduojama naudoti ir reabilitacijai po persirgtų sunkių ligų, po patirtų traumų ar operacijų. Kvėpavimo treniruotės padeda kovoti su antsvoriu pačiu natūraliausiu būdu. Greitėja medžiagų apykaita, be to dėl sumažėjusio streso ir įtampos natūraliai susireguliuoja ir sumažėja žmogaus apetitas. Profilaktiškai prietaisą gali naudoti visi žmonės. Šiuo treniruokliu kvėpavimo treniruotės galėsite atlikti jums patogiu metu tiesiog namuose. Reguliarios kvėpavimo treniruotės padės sustiprinti sveikatą, įveikti ligas, atgauti energiją, pratęsti jaunystę ir jaustis gerai. Tai tarsi joga namuose ar pabuvimas aukštikalnėse kalnų kurorte. Pajauskite taisyklingo kvėpavimo galią ir džiaukitės gera sveikata be jokių vaistų. Dabar reklama, po kurios papasakosime apie natūralią apsaugą nuo saulės ir procedūrą, be kurios tikrai neišsiversite vasarą. Po reklamos kalbėsime apie apsaugą nuo saulės, atskleisime paprastą lieknėjimo receptą, sužinosite ir apie artimą mūsų odai rankų darbo kosmetiką bei sparčiai populiarėjančią procedūrą epiliaciją cukrumi. Kaip mėgauti saulę ir nesukti galvos dėl žalingo jos poveikio? Receptas yra tinkama apsauga. Mūsų tikslas padėti jums išsirinkti ne tik efektyves, bet ir natūralias priemonės apsaugai nuo saulės. Taip pat šiame siužete papasakosime apie kitokią plaukų priežiūrą būtent vasarą. Nors ir vėlyvas, tačiau šiųmetis pavasaris šilumos ir saulės kol kas negaili. Ir nors kaip smagu mėgautis išsiilgtais saulės spinduliais, specialistai ragina nepamiršti itin svarbaus dalyko – apsaugos nuo saulės. Ypač svarbu pasirūpinti mažųjų odelės apsauga. Kadangi pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta kalbų, kad patys apsaugos kremai gali kenkti odai, mes nusprendėme paieškoti ir jums pasiūlyti ne tik efektyvių, bet ir natūralių, draugiškų mūsų odai ir aplinkai apsaugos nuo saulės priemonių.
Džiaugiamės, kad paieškos ilgai netruko, nes tai, ko ieškojome, atradome parduotuvėje Sveiki produktai. Mes turime išskirtinę liniją natūralių kremų nuo saulės, tik su mineraliniais saulės filtrais tinkančiais ir suaugusiems, ir vaikams. Yra ištirta, kad kremai su mineraliniais saulės filtrais nuo ultravioletinių saulės spindulių apsaugo patikimiausiai ir efektyviausiai. Šiuose kremuose nuo saulės nėra sintetinių kvapų, dažų bei konservantų. Į jų sudėtį eina ekologiški aliejai, tai sviesmedžio, simoncijų, saulėgrąžų, natūralus makadamijos riešutų aliejus, alavijas, kurie palaiko odą minkštą ir drėgną. Mineralinių saulės filtrų mikrodalelės neprasiskverbia į odą kaip cheminiai filtrai, o lieka odos paviršiuje atspindėdamos saulės spindulius, tarsi maži nematomi veidrodėliai. Parduotuvėse Sveiki produktai išsirinksite apsaugos nuo saulės priemonės pagal savo odos tipą ar problemas. Rasite ir kremų tinkančių jautriai odai, švelniai drėkinančių, su ekologiškais aliejais. Veidui specialistai patarė rinktis atskiras priemonės, kurios apsaugo švelnę veido odą nuo sendinančio saulės poveikio, drėkina. Ne ką mažiau svarbu pasirūpinti oda ir po saulės vonių. Mūsų parduotuvėje rasite natūralių priemonių specialiai sukurtų naudoti po saulės vonių. Tai odą drėkinančios, atgaivinančios priemonės su Q10 ir granatų sėklų aliejumi, alavijų gelis. Turtingas raminamasis kremas su ekologiškais augaliniais aliejais, tai būtų alavijas, sviesmedžio aliejus, erškėtuogių sėklų aliejus, idealiai tinka saulės veikiamai odai. Labai patogu, kad praktiškai visos priemonės nuo saulės ir po deginimuose tiks visai šeimai. Šiltasis sezonas metas pasirūpinti ne tik oda, bet ir moters didžiausia puošmena plaukais. Kiekvienai plaukus dažančiai moteriai siūlome eksperimentą – išbandyti plaukus tausojančius plaukų dažus. Rezultatai neįtikėtini – natūralios spalvos, švytintis plaukai ir menkos išlaidos. Naturtin plaukų dažai itin pamėgti moterų, kurios rūpinasi sveiku grožiu. Šie ilgalaikiai plaukų dažai yra be amoniako, be rezorcinolio, be parabenų, be sintetinių kvapų. Jie puikiai nudažo žilus plaukus, suteikdami natūralią, intensyvę spalvą. Šie dažai sukurti panaudojant veiksmingus augalinius aliejus ir ekstraktus, kurie plauką pamaitina, atgaivina, sustiprina. O aktyviosios augalinės medžiagos saugo ir atstato plaukų struktūrą. Netgi pažeistiems ir nualintiems plaukams grąžina gyvybingumą ir spindesį. Be to, šie dažai labai patogus naudoti ir namuose. Vienos pakuotės užtenka nudažyti ir ilgiems plaukams. O kas nemažiau svarbu, puikia kaina, didelė spalvų įvairovė. Besirūpinantis savimi parduotuvėse Sveiki produktai ras tai, ko reikia sveikesniam gyvenimui. Nuo kruopščiai atrinktų ekologiškų maisto produktų iki grožio prekių ir namų priežiūros priemonių. Parduotuvė įsikūrusi Panevėžiečių vadinamoje centrinėje iki. Sveiki produktai – gyvenimo kokybė kasdien. Puodelis gardžios kavos kasryt ir viršsvorio problemų kaip nebūta. Sakysite, kad tai tik skambi frazė ar gamintojų reklaminis šūkis? Skeptikus pakviesime į svečius pas ponę Liną, kuri jau seniai įprastą kavą pakeitė žaliąją. Žvali ir puikiai atrodanti moteris prisipažįsta, kad visada stengiasi gyventi sveikai ir šią kavą pradėjo gerti pasekusi draugės pavyzdžių, kuri ne tik atsikratė papildomų kilogramų, bet ir tapo žvalesnė, energingesnė. Pasiekta tokia amžiaus riba, kad jau reikia susimastyti, kaip gyveni, ką valgai, ką veiki, su veiksmais kartais sudėtingiau, kad pasportuoti. Bet nors jau virtuviai, tai pamastai truputį ir pradėjom gal ir duoną kepti savo, ir maistas toks truputį natūralesnis, tai prieinam ir prie kavos, nes ją mėgstam, geriam ir daug geriam, bet radom išeitį, kad yra tikrai geresnė, kurią ir skaniau geri, juk jinai yra ir žalia, yra natūrali. Tai tas jau turi reikšmės
ir skaniai geriasi svarbiausia, gali nelabai sukdamas galvą ir antrą ir trečią puodelį išgerti per dieną. Liekninančios kavos skonis ir aromatas niekuo nesiskiria nuo įprastos tirpios kavos su šlakeliu pieno. Žaliaja kava ji vadinama dėl to, kad yra gaminama iš žalių neskrudintų kavos pupelių. Jose ir slypi visa gamtos galia. Būtent iš žalių kavos pupelių išgaunamas ypatingas kavos ekstraktas, kuriame yra chlorogeno rūgšties, kuri, kaip žinia, yra ne tik puikus antioksidantas. Tyrimo metu nustatyta, kad chlorogeninė rūgštis, mažindama cukraus absorbciją organizme ir paspartindama riebalų deginimąsi, gali padėti kovoti su antsvoriu, mažinti apetitą. Tokio pribėgimo kiekvienas virtuviai pro šaldytuvo durų darinėjimas ir pro lėkštes prabėgimas tikrai nebe tiek jau jis aktualus, nes tikrai mažina apetitą, jautiesi geriau, energijos daugiau. Liekninančioje kavoje gausu antioksidantų, kurie gali jums padėti palaikyti greitą medžiagų apykaitą. Joje yra detoksikuojančių ingredientų, kurie atsakingi už toksinų šalinimą iš organizmo, kas taip pat labai svarbu lieknėjant. Derinant aktyvų sportą, sveiką mitybą, jūs dar greičiau pasieksite norimų rezultatų. Be to, šią gardžią kavą jūs galite mėgautis bet kur. Labai patogus kavos supakavimas. Pakučiais ir kelioniai ar nubėgant pas draugę išgerti kavos gali nusinešti. Nereikia visos dėžutės ar tai viso pakelio neštis. Čia pasiėmė pakutį kitą ir visada turi su savim. Gera mėgautis gardžia kava ir lieknėti sveikai. Daugiau informacijos apie puikaus skonio ir aromato kavą rasite internete liekninantikava.lt. Tie, kuriems rūpi netrumpalaikis efektas ir svarbu grožį bei jaunystę išsaugoti ilgam, turėtų įsidėmėti pavadinimą sveikasgrožis.lt. Tai išskirtinės veido ir kūno odos priežiūros priemonės su stručio taukais. Kaip žinia, naudingosios stručio taukų savybės, sprendžiant ne tik įvairias odos problemas, bet ir siekiant išsaugoti jaunystę, atskleistos jau seniai. Net pati Kleopatra naudojo stručio taukus tam, kad išsaugotų odos skaistumą ir grožį. Mes pirmieji ir vieninteliai Lietuvoje gaminantis ir prekiaujantis kosmetiką su stručio taukais. Stručio taukai tinka alergiškai, jautriai odai, raumenų skausmams, nuo egzemų, psoriazių, malšinti uždegimui odos, įtrūkimam, įpjovimam, žaizdoms. Stručio taukas, skirtingai nuo kitų aliejų, tai visiškai nekemša odos porų, labai giliai įsigeria ir praturtina kitų aliejų poveikį. Stručio taukai dar yra išskirtiniai tuo, kad jie labai tinka nuo plaukų slinkimo. Yra atlikti moksliniai tyrimai, kad naudojant stručio taukus pažadinama net 80% miegančio plaukų folikulų. Ir jie taip pat tinka nuo pleiskanojimo, tiesiog galima juos naudoti kaip kaukę. Su stručio taukais gaminamos veido ir kūno odos priežiūros priemonės natūralios. Jų sudėtyje nerasite jokių sintetinių priedų, kvapų, dažų ar putojimą skatinančių medžiagų. Gamyboje naudojama tik natūralios augalinės kilmės žaliavos. Kremai ir muilai papildomi aukščiausios rūšies nerafinuotais aliejais. Produktams malonų kvapą suteikia įvairūs natūralūs eteriniai aliejai. Rankų darbo kosmetikos priemonės gaminamos atsižvelgiant į žmonių išsakytas problemas, pageidavimus. Natūralios priemonės tinka net kūdikio odeliai, o veido odos priežiūrai yra specialiai sukurtos kelios linijos, atsižvelgiant į dažniausiai žmonės varginančias problemas. Jeigu yra alergija ir turim jautrią liniją, tai pamažina paraudimus, egzemas, tai iš karto žmogui akivaizdus poveikis. Nustoja tempti odą veido. Yra regeneruojanti linija, kuri vystančiai, šiurkščiai odeliai, taip pat yra mišriai odai, spuoguotai, kas paaugliam labai aktualu, tai turim ir muiliukus, ir kremus, kurie gydo jaunatvinius spuogus. Pastebim tai, kad jeigu žmogus jau pabandė natūralų kremą, tai dažniausiai ir grįž vėl to natūralaus kremo. Stručio taukų panaudojimo galimybės išties didelės. Tiks ir po saulės vonių, ir vabzdžiui įkandus nuramins. Didelis privalumas, kad priemonės su stručio taukais gali naudoti visa šeima, net itin jautrią odą turintys žmonės.
Kadangi viena iš svarbiausių stručio taukų savybių yra gebėjimas slopinti bakterijų dauginimąsi, tai leidžia kosmetikai ilgai ir gerai išsilaikyti, neprarandant gydomųjų savybių. Daugiau informacijos apie išskirtines odos priežiūros priemonės su stručio taukais sužinosite internete sveikasgrožis.lt. Čia pat galėsite ir pasikonsultuoti bei užsisakyti priemonių pagal savo ar šeimos narių problemas. Neskausminga, higieniška ir saugi plaukelių šalinimo procedūra, padėsianti pamiršti nepageidaujamą plaukotumą ilgam. Ko gero, kiekviena moteris yra išbandžiusi įvairiausius plaukelių šalinimo būdus, tačiau rezultatas, kokį be pasirinktume, daugiau mažiau vienodas. Plaukeliai atauga sparčiau nei norėtųsi, neretai tenka iškęsti ir tokias nemalonias pasekmes kaip odos sudirgimas, plaukelių įaugimas ir panašiai. Tad pagaliau moteris gali džiaugtis, sulaukusios tiesiog perversmo šioje srityje – giluminės epiliacijos cukraus pasta. Tai saugiausias ir pats natūraliausias nepageidaujamo plaukotumo atsikratimo būdas, tausojantis odą net pačiose intimiausiose vietose. Procedūra yra neskausminga, artima žmogaus fiziologijai, todėl kad plaukas raunamas pagal plauko augimo kryptį. Ne prieš plauką, ne drastiškai, o palei plauką. Todėl mažėja ir plaukelių nulūžimo ir įaugimo į odą problema. Procedūrai naudojama cukraus pasta yra kūno temperatūros, todėl epiliacija yra švelni ir komfortiška. Produktas idealiai tinka net jautriausiai odai, nes pastos sudėtyje yra tik cukrus ir vanduo. Po kiekvienos procedūros plaukeliai atauga lėčiau, jie yra minkštesni ir plonesni. Ilgainiui plaukotumą epiliuojamose vietose galima pamiršti. Visa to paslaptis – po epiliacijos naudojami enzimai. Enzimus būtinai reikia uždėti po pačios procedūros per 15 minučių, todėl kad būtent tuo metu jie ir blokuoja plauko gebėjimą augti. Tiesiog duoda signalą jam neaugti, visiškai yra nekenksmingi, sukurti pagal žmogaus organizme esančius enzimus. Patirtis rodo, kad tai yra unikalu ir jeigu dabar pradėti darytis procedūras, vasarą galima jau ir nebeturėti plaukelių ir ramiai atostogauti. Šis epiliacijos būdas sparčiai populiarėjantis Lietuvoje, prieinamas ir panevėžiečiams Sveikatingumo ir grožio namuose Salomėja. Beje, šią procedūrą jau įvertino ir vyrai. Tiek sveikatos ir grožio receptų šiandien laidoje. Ačiū žiūrėjusiems ir primenu, kad laidą Sveikatos receptai jums patogiu metu galite žiūrėti ir internete sveikatosreceptai.lt. Džiaukitės pavasariu ir būkite sveiki.